rinkoje šitoje veikloje su tikrai nemažai metų, virš 10 metų. Ir iš mano prisiminimų, o kolegos dar tolesnį laikotarpį prisimena, niekada įstatymas, aukšto mokslo įstatymas, buvęs dabar mokslo studijų įstatymas, nebuvo taip atgrįžtas į studentą kaip dabar. Liberalizuotas. Ir man kas yra keista iš tikrųjų, kad mes ten, kur to liberalizavimo mums labai trūksta, pavyzdžiui, energetikoje, mes monopolizuojame, o ten, kur kaip tik reikėtų valstybės politikos, tai yra aukštojo mokslo srityje, mes liberalizuojame ir sukūrėme sąlygas džiunglėms klestėti. Tai tos džiunglės dabar ir yra sukurtos. Gerai, paklausime džiunglių gyventojų, studentai. Kokia jūsų nuomonė? Jaučiate džiunglių gyventojus? Galiu pasakyti, kad yra tada taip džiunglių, kuriuose labai norisi gyventi ir iš kurių nesinori išeiti. Ir yra džiunglių, kuriuose matyt baisiau negu miesto gatvėse. Tai norėtųsi, kad tų džiunglių gerąją prasme, iš tikrųjų reformos eigoje, ir galbūt net nelaukiant tų 15 metų, jų daugėtų. O prošvaisčių tam tikrai yra. Taip, ponia Pranai. Matot, atsakymų čia gali būti ir daugiau. Ir vienas iš jų visiškai paprastas. Tai yra, ko gera, nemažai ir dėstytojų, ir daugelį institucijų irgi įprato prie tam tikros rutinos ir atrodo viskas gerai. O vis dėlto, jeigu kalbėt apie skaidrumą, apie tai, kad tiek visuomenė, tiek studentas matytų studijų programų aprašus, žinotų, ko mokoma, kaip rinktis, dėja yra ir tam tikro popierizmo. Ar ten jis popieriui bus, ar sudėliokim šiuolaikinės informacijos sistemos ir reikiamus duomenis. Na ir galim pažiūrėti ir tinklapius vakarų universitetų, ir jų dokumentaciją, šito rašoma daug. Tai galimas dalykas, kad dalis dėstytojų, kurie, lyg tai taip lengvai slydo, sakykim, šiuo atveju jie turi aiškiai deklaruoti, ko jie moko studentą, ką siūlo, kaip visą tai susisieja į programą ir studentas tą turi matyti. Tai, žinoma, tas papildomo darbo suteikia. Na ir pagaliau džiunglėm nesinori net ir vadinti, vis tiek aukštąją mokslę akademinę bendruomenę sudaro tikrai patyrę daugumoje ir išsilavinę žmonės, bet jiems tikrai dabar yra nemažas rūpestis ir patiems susigaudyti. Jeigu ką nors reformuoji, tai būtinai turi pažvelgti į save ir iš šalies, ir vakarų universitetų pavyzdžius. Tai visiškai natūralu, kad kai kam tas kelia ir sumaišties. Bet čia metai antri, aš manau, kad šitie dalykai tikrai susitupės. Ar galima teikti, kad šita aukštojo mokslo reforma skatina tam tikrą konkurenciją tarp akademinės bendruomenės, tai yra tarp privačių ir valstybinių universitetų arba tarp kolegijų ir universitetų, tam tikrą kovą galbūt dėl studento, dėl krepšelio, dėl kitų dalykų. Vladimir, kaip jūs galvojate? Manau, kad galima taip teikti, tik tada kyla klausimas, ar ta konkurencija yra natūrali, ar tai yra ankstesnių klaidų padarinys, mėginimas tas klaidas taisyti ir ne visuomet galbūt teisingai taisyti. Jei valstybė šitiek metų kūrė vis naujus universitetus, nemaža jų dalis yra įsteigta Seimo sprendimu ir dabar staiga susizgribta, kad jų per daug, tai dabar ką mes darom? Dabar mes sakom, konkuruokit ir išsinaikinkit vienas kitą konkuruodami. Tai aš dėl to ir kalbu apie džiunglės. Tiesiog nereikėjo daryti tų klaidų, kurios buvo padarytos prieš 10, mažiau ir šiek tiek daugiau metų. Post factum, bet galima buvo šitą problemą spręsti ir kitaip. Tiesiog sumažinti universitetų skaičių ir valstybė imtis tam tikros aukštojo mokslo politikos. Tokios, kokios, pavyzdžiui, ėmėsi Suomija. Kodėl mes to nedarom, neaišku. Mes einame tokios laisvos rinkos keliu kaip tik toj srityje, kur kalbėti vien apie rinką negalima. Nes universitetinis išsilavinimas tai nėra vien rinka, vien verslas, vien vadyba, administravimas ir panašiai. Taip, konkurencija. Dainiau, kaip jūs galvojat? Iš tikrųjų, mes žiūrime konkurenciją bent jau kaip į tokią terpę, tokią erdvę, kurioje subjektai daugiau ar mažiau gali rinktis iš to paties pasirinkimų rato. Šiandien, jeigu pažvelgtumėm į studentą, tai dažnas jų iš tikrųjų ne visai vienodose pozicijose atsidūręs yra. Ar reforma ką nors daro, kad tos pozicijos susivienodintų? Atsakymas būtų taip, daro. Nevardinsiu sėkmingų arba nesėkmingų bandymų, bet poslinkis ta linkme yra. Vienas pavyzdys, kodėl pozicijos ne visai vienodos. Iš tikrųjų, informatyvumo ir motyvacijos prasme tos pozicijos skiriasi. Mano minėtos institucijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos atliktas tyrimas rodo, kad stojantieji
vis dar linkę savo studijas rinktis pagal tai, ką pasakė tėveliai. Taip. Ar ne? Klausimas, ar iš tikrųjų mes žvelgiam į konkurenciją kaip į tėvelių patarimo apspręstą rezultatą. Norėtųsi tikėti, kad ne, bet šiandien turim tokią situaciją. Taip. Pone viceministrė, kaip jūsų nuomonė, ar reforma inspiruoja konkurenciją gerąją ir blogąją to žodžio prasme? Reforma pastumėjo konkurenciją, bet ne ta konkurencija, apie kurią mes kalbam. Tai yra konkurencija mūsų universitetų ir mūsų kolegijų pasaulyje. Čia, kai mes kalbam apie Lietuvą, tai truputį nematom akiračio, nes mūsų abiturientai geriausiai, jie ieško kur geriausia. Jeigu mes jiem parodysim, kad mūsų studijų programos yra, tarkim, aš nebūtinai sakau, kad visos, bet tarkim, tam tikrose srityse, tam tikros studijų programos yra geriausios. Ir Europai, ta prasme, ne mažesnė kokybė negu kitos geriausios Europoje ar ten Amerikoje. Mes konkuruojam savo rezultatu. Vienintelis dalykas, kuris pasirodė vertas veiklos, tai yra rezultatas. Kaip mes paruošiam studentą, kaip vyksta studijos, kiek studentų įdomu studijuoti, kokia yra jo aplinka, kokie dėstytojai, ką jisai veikia po paskaitinių metų. Bet visą tai sudaro tą patrauklų didžiulį paketą, kuriuo studentas pasilygina su savo draugais, su savo aplinka, klasiokais, gimenimis, kieme, su bendramžiais. Ir tai ir yra pati tikroji reklama. Jokia kita reklama neveikia. Dainiau, kaip jūs galvojate? Norėjau pastebėti. Būtent privačių aukštųjų mokyklų atvejais. Iš tikrųjų, konkurencijos neturėtų būti tarp kolegijų ir universitetų. Pačios savaime, kaip idėjos, neturėtų konkuruoti tie sektoriai, kurie turi visiškai skirtingas misijas. Neturėtų konkuruoti tie studentai, kurie absoliučiai savo studijas žvelgia visiškai skirtingų žvilgsnių. Na, ar gali konkuruoti, atleiskit už primityvų pavyzdį, batsiuvys su genetikos inžinieriumi? Na, jie negali konkuruoti. Tai yra visiškai skirtingos sritys, visiškai skirtingi žmonės, skirtingi požiūriai ir valstybės turbūt įsipareigomas būtų ir vienam, ir kitam padėti atrasti savo vietą gyvenime. Pabaigai galbūt toks labai konkretus mano prašymas būtų, kadangi yra įvairių sektorių svečiais šiandien studijoje, ar galėtumėte įvardyti štai kaip ir tam tikrą pagalbą abiturientams ir jų tėveliams, kas priima sprendimą ar ne, sakykime, kol kas didžiąją dalim. Tai yra dvi specialybės, kurias jūs rekomenduotumėte galbūt savo vaikams, kaip perspektyviausias, kaip tas, į kurias valstybė galbūt galėtų žiūrėti strategiškai ir remti tos srities specialistus. Aš nekalbu apie konkretų žmogų, aš kalbu plačiaja prasme ir žvelgiant į 5 metų galbūt laikotarpį, į tą reformos laikotarpį. Ar tai vis dėlto yra verslo vadyba, tai yra teisė, o galbūt jūs matote kažkokias tai kitas specialybės ir jūsų skirtingi požiūriai galėtų padėti abiturientams galbūt šiek tiek ir pergalvoti dar savo būsimasias pozicijas. Pone Pranai, kaip jūs Kauno technikos technologijos universiteto? Ir ne tik technologijos universiteto atstovas, bet ir pats esu technologijos mokslų profesorius ir šitoj vietoje atsakyčiau vienareikšmiškai. Dabartiniai situacijoje abejo tik technologinė pažanga gali padėti šalies ekonomikai radikaliau plėtotis ir žinoma teigiamą linkme. Tik tiek, kad ir bet kuriuose moksluose yra šiuolaikinių priešakinių dalykų ir yra, kurie jau įprasti ir kurie kažko tai naujo net neš. Tiesiog reikia tik regeneruoti esamą potencialą ir tiek. Taigi, čia buvo praslydę žodžiai dėl genų inžinierijos ar sakykime, ir biotechnologijos, ir yra šiais laikais ir įvairiausių visiškai technologinių naujų procesų ir mechanikoje, ir chemijoje, ir elektronikoje. Tai be abejo čia ir energetikoje, ir čia tikrai perspektyvų, mano galva, pakanka.